Taip, laba diena, sveiki. Laba diena, sveiki žuvų radijo klausytojai. Tai šiandien vėl susitikome su merginomis astrologėmis, nes mes čia visos daugiau mažiau reiškia, visos yra išmanančios astrologiją, džiotiš, astrologiją. Ir šito būtent žuvų radijo projekto tikslas yra pirmiausia sugrąžinti tas tikrasias žinias žmonėms, kurie nori jas žinoti. Šitas pasaulis yra iškrypėliškas, visiškai žinių prasme yra visiškas atvirkščiai. Visos žinios yra integruojamos atvirkščiai, negu jos yra, kad ir pradedant gali sakyti, nesvarbu, žemė plokščia, neplokščia, bet aš esu ant motinos būmi, reiškia plokštumos, tvirtai stoviu savo kojom ir suprantu, kad aš nesu uždarytas į kažkokį tai rutulį, ne? Tai ant kiek tai yra svarbu. O mokykloje dėsto ką? Visiškai priešinga, kad aš esu uždarytas į kažkokį tai rutulį. Tai į tą savo galvą, vat, šitoj savo galvoje tik gyvenu, tik tai per savo matau viską, kaip aš ten suprantu, nieko kitų iš požiūrio nenoriu girdėti, klausyti, nenoriu kitų žinių, negu žinau, tai reiškia, aš uždarytas į savo tą rutulį. Tai šitas rutulys tai yra mūsų protas, ne? Tai va protas ir visa mąstymo centras, kuris ateina iš čia. Tada reiškia, tai yra tik tai dalis centras. Valdymo centras pas kiekvieną žmogų yra čia. Jo įsitikinimai, jo vertybės, tai ką jisai perskaitė, kaip jis buvo edukuotas, ar mokykloje sisteminiai, dažniausiai dabar visi sisteminiai ir energetiškai praktiškai 90% žmonių, aišku, mažėja, nes pasaulis atsiveria, dabar labai daug visko yra, tie bliūdai nuo galvos krenta. Bet statistinis žmogus, jis yra su tokiu bliūdu ant galvos, negana to, kad savo rutulį, dar ir bliūdas užkritęs. Ką jis gali suprasti, kaip jisai gali būti sveikas, jeigu sistema nuolat integruoja, sakykime, skiepykitės, vos ne atitolina nuo gamtos, kerta miškus ir žmogų išmuša iš to centro ir energetiškai jisai tampa toks vaikščia atskirai galva, atskirai širdis kažkur, kojos ten velkasi, visos, jeigu žiūrėsim, taip sukrypęs, ten parkritęs kažkur ir visi organai kažkur tai išsidraskę ir nėra to centro. Todėl šiandien turim kaip ir tokią temą kūnas. Vat šitas mano kūnas, visi šitie kūnai, kuriuos dabar matote, ir jis yra kažkaip tai reiškia apreikštas. Tai dabar norėčiau pabrėžti, mes čia sekančiose laiduose apie tai šnekėsim, merginos papasakos istoriją, ant kiek džiotiš astrologija buvo reikšminga visada ir kad jinai yra nuslėpta po visokiais drakonais, Lilit ir kad tai iš tikrųjų, čia norit tikėkit, norit ne, holistinis gydytojas, kuris neišmano džiotiš astrologijos, nes holistinis gydytojas taip, jo galva didelė ir jis daug turi išmanyti, tikras gydytojas yra jau, tai yra pašaukimas, dėl to tai ir yra, kaip sako, Hipokrato pašaukimas, nes jisai turi turėti labai daug žinių, labai daug, kaip ir mokytojas, ne? Kaip ir gydytojas, tai yra pašaukimo profesijos ir jos turi talpinti, reiškia, labai daug dalykų ir dėl to bent jau pagrindus džiotiš turėtų žinoti. Tai šiai laidai jūs ir galėsit susipažinti, bandysim kuo paprasčiau paaiškinti. Yra internete visos instrukcijos, kaip jūs galite susižinoti, koks yra jūsų lagnos, tikrasis ascendento ženklas ir kaip tai išreiškia jūsų kūną. Nes dabar Dovilę pakalbinsim, reiškia, kaip mūsų horoskope atsispindi mūsų kūnas ir taip kaip atsispindi, mes ten ir turim ieškoti savo kūno išraiškos, mes ten toj vietoj ir atstatysim savo kūną ir tai, ką padarys, pavyzdžiui, kaip yra 100 takelių, 100 seminarų, lekia, bėga, bando su kitais paklausyti, kažkas pasakė, kad labai gera stovykla ir jau išlekia, nei klauso savo vidaus, savo kūno balso, ką jis sako, nieko, tiesiog pasakė ir išlekia, net nebandė pajausti per save, per savo kūną, ar jam tinka ir pažiūrėti į tą astrologinę lentelę, kur yra mūsų absoliučiai visa prigimtis ir karma. Taip, tai Dovilė, kaip kūnas, kur jis išreikštas ir kur kiekvienas turėtų save realizuoti pagal lentelę. Taip, tai šiandien tikrai daug kas ir galvoja, kad astrologija iš tikrųjų yra kažkokie horoskopai laikraštyje, ar ne, bet iš tikrųjų, pasigilinsim gal ateityje, iš tikrųjų, kad ir netgi mūsų Lietuvai artimos Europos, ar ne, universitetuose buvo būtent taikoma astrologija ir holistikai. Ir mokė vis tiek žmogų, ne veltui gal ir tas posakis yra iš tikrųjų atsiradęs kaip danguje, taip ir žemėje. Tai šiandien gal pritaikysim tą posakį tiesiog kaip danguje, taip ir mūsų kūne. Tai mūsų kūnas ateidamas į šią žemę turi įsikūnijimą. Ne? Mūsų kūnas pats pirmas
įsikūnymas Lagna, pirmas būstas astrologiniai lenteliai. Tai ir žymi būtent ribą tarp žemės ir dangaus. Ne? Kodėl ascendentas vadinamas kūnas? Nes tai yra riba. Tai yra tas zodiako ženklas, kuris būtent buvo horizonte tarp žemės ir dangaus. Ir tą mūsų ženklą, tą mūsų kūną valdo kažkuri viena iš planetų. Ir šiandien tiesiog vėlgi reiktų žinoti savo ascendentą, ar ne, savo Lagną ir jos valdovą, tai Lagneša. Bet jeigu jūs žinot šitos du parodymus, tai gali tiesiog pasiklausyti dabar, o iš kitos pusės tai ir patys pajausti iš tikrųjų, kur, kaip jaučiasi jūsų būtent tas kūnas. Nes jeigu Lagnos valdovas, ar ne, pirmam būste, tai pirmas būstas esu aš, ar ne, tai žmogus realiai jau pats stiprėja per save. Tai va, tokie žmonės negali klausytis kitų, jie turi klausyti savęs. Pasiklausys kito, nes savęs gali iškart ir tai, nu, pasireikšti kūnui. Ar tai ligos, ar kažkoks tiesiog dirglumas, letargija, nesijutimas netgi savo kūne, nu, tas jausmas kūne negerai. Taip pat visa gyvybė, ne, kaip va irgi trūksta gyvybinės energijos, tai pirmas būstas, valdovas Lagnos pirmam būste, būtent savarankiškumas, ne, aš pats, kad aš turiu padaryti, kuo daugiau rūpintis pačiam savimi, neatsiduoti kažkieno kito rankas, ar ne, nes kuo labiau aš paimsiu save į rankas, tuo daugiau aš turėsiu energijos, nu, visam pasauliu. Tada Lagnos valdovas antram būste, ar ne, antras būstas, tai kūnas stiprėja per vertę, per vertės būtent sukūrimą, ar ne, per maistą, per balsą, per kalbą, per šeimą, finansinį stabilumą. Kai žmogus tiesiog negali išduoti savo pamatinių būtent vertybių. Nes jeigu pamena jas, ar ne, savo vertybės, iškart dangus, ar ne, atsako, kaip sako, duoda per kuprą, per kūną ir kūnas silpsta. Bet kuo žmogus labiau laikosi būtent savo vertybių, tuo labiau stiprėja ir pats kūnas ir tos energijos daugiau, ar ne, ir gyvybės. Tiesiog, nu, to jutimosi gerai savo kūną. Lagnos valdovas trečiam būste. Kūnas stiprėja per drąsą ir per komunikaciją. Taip, visų pirma, per praktiką, per rankas, per kūrybą, tokius, nu, kai nelaukia, va, kada įkvėpimas ateis, o tiesiog veikia judėdamas, ar ne, judesys būtent yra labai svarbus, netgi vaikščiojimas, ar ne, kadangi trečias būstas, kaip trečias ženklas, ar ne, trečio ženklų valdovas yra Merkuris, tai va, toksai yra būtinas tiesiog judėjimas, ne stagnacija, greitas judėjimas. Merkuris, ne, yra greita planeta, tai pavyzdžiui, net nesėdėti ant sofos, o tiesiog prasieiti ir iškart kūnas atrodo atsigauna. Lagnos valdovas ketvirtam būste, tai ketvirtas būstas yra, kada kūnas stiprėja būtent per vidų, per namus, per tokį saugumą, per poilsį. Būtinas yra poilsis, tokie žmonės negali dirbti daug, turi pailsėti, kai jau jaučia, kad pavargo, nes, nu, jie geba labai jausti savo kūną ir va ta intuicija valdovo ketvirtam būste būtent yra labai kūniška, ar ne, kaip pavyzdžiui kitos intuicijos ten aštuntam būste, nu, jau tokios gilesnės, o valdovas būtent Lagnos ketvirtam būste, tai būtent pasitikėti tą savo intuiciją, nes labai dažnai pasakys, kas yra, nu, geriau tavo kūnui. Tai ir toksai tada ramybė atsiranda viduje, nu, ir kuo daugiau tos ramybės viduje, tuo mažiau iš tikrųjų karo su savo kūnu.
Lagnos valdovas, jeigu yra 5 būste, tai toks jau kūnas būtent stiprėja per kūrybą. Žmogui būtina yra kurti per meilę, per žaidimą, per vaikus, ar ne? Per mokymą, tiesiog per saviraišką. Ir, pavyzdžiui, vaikai tai gali būti tiesiog ir mokiniai, nebūtinai savo vaikai, ar ne? Bet 5 būstas, vėlgi kaip 5 ženklas, labai yra svarbu perleisti savo žinias kitiems, ar ne? Toksai kaip, nu, atidavimas, atrodo, va, kuo mane prisimins, aš turiu tai perleisti būtinai kitiems. Ir būtent toksai, va, tas kūrybos proveržis yra svarbus, kai tiesiog leidžia savo kurti, ar ne? O ne kažkaip ten, nu, neatlikti tuos darbus, kur iš pareigos, bet būtent iš kūrybos. Tada jeigu Lagnos valdovas yra 6 būste, toks kūnas, va jau priešingai negu 5 būste, stiprės per būtent rutiną, ne? Per discipliną, per sveikatos priežiūrą, per tarnystę kitiems, tokį, nu, net jausmas atrodo net gera tokiam kūnui, va, kai kažką kitam gerą padaro. Atrodo, ar ten tiesiog padėjo, ar slaugytoja, va, pavyzdžiui, nu, kodėl ne kiekvienas žmogus tikriausiai ir gali dirbti toje ligoninėje, ne, nes jūs kūnai skirtingai jausis tenai, bet tokiem žmonėm tiesiog yra, nu, būtina rūpintis kitais, nes tada jų pačių irgi kūnas stiprėja. Bet taip pat svarbus yra ir tas toksai nuoseklumas, kad nebūtų, va, būtent gali irgi labai kūną išderinti netvarką, ar ne, tai netvarka visame kame, ar galvoje, ar namuose, ar mašinoje, ar žiniasklaidoje, ar ne, tai vėlgi yra svarbu turėti tą tvarką viduje ir kūne. Toliau, Lagnos valdovas, tai kūno valdovas 7 būste. Jeigu tai toks kūnas stiprės per santykius, būtent per dialogą. Ar ne, kai yra kažkas, va, kitas partneris, nes tada atsiranda galimybė pamatyti ir kitą žmogų. Ne tik save, bet va, būtent klausytis ir matyti kitą žmogų, nes kitas žmogus tada tampa toksai kaip ir veidrodis, kaip ir mokytojas, bet būtent mes matydami ir tą kitą tiesą, kitą pusę, vėlgi geriau jaučiasi tokie žmonės savo kūne, nes tiesiog yra svarbus yra turėjimas santykio, to kito kaip veidrodžio. Lagnos valdovas 8 būste. Tai toks kūnas stiprės būtent per transformaciją, per krizės, per paleidimus, todėl reiktų nebijoti, paleisti, keisti save, nebijoti pokyčio, nes kuo ilgiau žmogus gali laikytis kažko seno, tuo sunkiau ir su pačiu kūnu, ir santykis su kūnu, ir pats kūnas nesijaus taip gerai. Save pažinti yra labai svarbu tokiam kūnui, būtent per giliau, ne tik per paviršių, netgi domėtis visom gyvenimo ar ne paslaptim. Ir tiesiog nebijoti augti būtent ne paviršiui. Jeigu Lagnos valdovas yra 9 būste, tai toks kūnas stiprės per prasmę. Tokiam kūnui yra būtina gilintis, ar ne, keliauti, turėti savo tikėjimą ir dharmą. Nes kai žmogus mato būtent platesnį paveikslą, ar net mato plačiai, vėlgi 9 būstas kaip 9 ženklas,
atsiranda va ta tokia vidinė jėga ir tiesiog jėgų iš ko veikti. Todėl gilintis svarbu yra plačiau. Jeigu Lagnos valdovas 10 būste, tai toks kūnas jau stiprės būtent per veiksmą pasauliui, ar ne, per savęs, per atsakomybę, per profesiją kitiems, per reputaciją, kūrybą, kuri yra tiesiog matoma labai kitiems, visam pasauliui. Ir pati veikla, profesija tokiam kūnui yra realiai energijos didžiausias šaltinis, todėl galima ir reikia gal ir padirbti ilgėliau, ar atiduoti kiek norisi savęs tai profesijai. Ir viršvalandžius toks žmogus gali tikrai dirbti nepažeistamas savo kūną. Toliau Lagnos valdovas 11 būste. Toks kūnas stiprėja per bendruomenę, per draugus, per socialinius tinklus, per viziją, per bendrus tikslus ir tokius siekimus kažko ilgalaikio. Vadinasi, toks žmogus turi dalintis ir kuo daugiau jisai dalinasi su kitais, tuo daugiau pats gauna ir tuo kūnas geriau jaučiasi. Bet toks žmogus jau turi būti matomas, nebijoti būtent visuomenės, eiti, rodytis. Na ir paskutinis kūno valdovas 12 būste. Tai toks kūnas stiprės būtent per paleidimus, per tylą, per vienatvę, per miegą netgi, meditaciją, dvasinės praktikas ir atsitraukimą nuo viso triukšmo. Ir toks kūnas būtent jėgos labiausiai turės, kada jisai nedarys daugiau, o tiesiog kada paleis viską ir nesistengs nieko kontroliuoti, nes jeigu Lagnos valdovas 12 būste ir žmogus tiesiog viską bando savo rankose turėti, viską sukontroliuoti, dar ten su micromanagement, ne, tai kūnas labai išseks greitai ir labai blogai jausis tokiam kūnui, tiesiog yra svarbu paleisti ir nelaikyti save. Taip, tai tikrai labai gera buvo klausyti, taip džiaugiuosi čia dabar toks. Vis tiek, su Dovilė atėjo pas mane mokytis astrologijos, o dabar jau toks matosi proveržis. Matyt, ant tiek žmogus yra interese, astrologijai ir sveikatai. Kaip žinau, domiesi ir sveikata, ir astrologija, ieškai tų raktų, kas padėtų žmogui būti sveikam, nes mes šitą temą ir projektuojam į sveikatą. Tai galvoju, grinai atėjo pas holistinį gydytoją, nes, nežinau, kas esat matę tikrą holistinį gydytoją, bet, sakykime, tai yra panašu Indijoje pančakarma, kas vyksta, kur tau asmeniškai parašo, daugiausia dabar visi nori žinoti, ką valgyti. Bet aš dar ir vakar galvoju, ant kiek turėtų būti kažkuria prasme, bukas, kad tu nežinai, ką tau valgyti. Ta prasme, tai vis tiek yra bukumas žmonių. Tu nežinai, ką tau valgyti, taigi jeigu tu daugiau mažiau palaikai tą tikrai sveiką balansą, remiesi gamtos žiniom, tu vis tiek žinosi, kas tau tinka ir kas tau netinka. Kai tu šokoladukų ten valgai, nereikia jų, bet tu žinai, kad tau tai pakelia nuotaiką, arba kava, pavyzdžiui, kaip ir nesveika, ne? Bet tau ta kava yra, tai tu jau iš vakaro svajoji apie tą kavos puodelį, galvoji, kaip tu jį ten gersi. Ir kadangi tu jį geri su tokiu malonumu, tu jau irgi kažkuria prasme gyji. Arba kad ir mėsą valgyti, vienam kūnui, jinai nie per kur netinka, jau pamatai, jau tiesiog atmeta tau blogą, o kitas svajoja, kaip suvalgys tą vištą, jisai visą dieną galvoja, kaip jis tą vištą suvalgys. Ir jis jau šlamždamas tą vištą, jisai jau gydo tą savo kūną, kad, aišku, tai tikrai nėra niekaip palanku aukštesniam kažkokiai sąmoniai patirti, gamtos dėsnių nepažeidinėjam, bet tam kūnui, to kūno sveikatai, tai yra, sakykime, jisai žino, jis visų kūnų jaučia, kad jam reikia bėgti ir pagriebti tą vištą. Arba visų kūnų jaučiu, kad, kad ir narkomanas tai padaro, narkotikai. Jam irgi padeda tai atsitraukti nuo tų lomkių, tai vis tiek tai, o Dovilės, čia ką pasidalino, būtent klausau ir taip matau, kadangi labai daug yra praktikos su holistiniam tam tokiam stebėjime, būtent, pavyzdžiui, žmogus, kurio 9 būste,
Jisai, sakykime, apeina šventąją parikramą, ne kokią, viskas. Absoliučiai visas kūnas atsistato. Žmogus, kurio vat, valdovas trečiam, ne? Jisai tiesiog eina, vaikšto, pasidalinasi žiniom su kitais viskas ir jisai jau atsistatė, aš nesupratau, kas įvyko, bet mano kūnas išgijo, atrodo, nieko nedariau. Ir taip per visas šitas pozicijas, va tiksliai, kaip čia Dovilė susakė, jūs sakau, galite susirasti, galite ateiti mokymus, galite knygą nusipirkti, galite ieškoti internete, Džiotiš astrologija, nes yra dabar daug kas ir savarankiškai puikiai sugeba studijuoti. Ir pamatysit, ko pirmiausia reikia jūsų kūnui, kad jisai tiesiog jau atsistatytų. Kas yra tas numeris 1, ne, Dovilė? Taip, tai dabar dar, ir tuoj pakalbinsim Mėją. Mėja šiek tiek kitą temą apie kūną išreikš, bet dar norėčiau pasakyti, kad mes jau gimėm, mes atsinešim tas lenteles ir tą lagnešą, tą lagnos valdovą ir tu nieko nepakeisi. Tu gali norėti, ko tik nori būti, bet nei tu ir šitą savo kūną gali tik minimaliai pakeisti, ne? Nu, gali ten sustorėti, suplonėti, gali kažkiek ten galbūt labai daug kalbėdamas lūpos ten storesnės taps. Aišku, apie plastinės operacijas nekalbam, bet mes nelabai ką galim pakeisti. Atsinešim ir mes turim tą kūną priimti, kokį jį atsinešim. Tai beje irgi yra karminė dovana arba antidovana, nes jeigu mes šitam gyvenime visiškai savo kūnų nesirūpinam, nes kūnas tai šventovė, mano realizacija šventovė, ne? Tai kitam gyvenime jau gimstam su tam tikrais kūno defektais ir tokiais, pavyzdžiui, kad nedėkoji, kad turi šitą kūną. Arba tas, kuris šiam gyvenime labai daug sportuoja, labai daug įdeda į savo kūną, jisai kitam gyvenime jau atgimsta, raumeningas. Sakau, koks raumeningas gimė, kodėl aš man čia viskas plūduriuoju, o tu toks raumeningas, nes jis jau praeitam gyvenime sportavo ir atsinešė. Čia viskas yra karmiškai apreikšta, tai mes ir tą lentelę gavom tik karmiškai, čia nieko neprisigalvosi, jūs nepasakysit kūdikiui, kada išlysti. Jūs galite suplanuoti jo gimimą, bet ar jų bus lemta, kad gydytojas tuo metu galės padaryti cezario pjūvį, vėlgi tai nebūtinai. Tai reiškia, karmiškai buvo dovana, kad galėtų tuo metu jį išgimdyti, išlysti ir įkvėpti šito žemės oro. Tai lygiai taip pat ir tos lagnos yra, taip galim suskirstyti savotiškai. Vat mes esam viduriniai žemės planetoje, bet yra tos tokios rojinės tarsi lagnos. Ir čia paaiškina, kad, pavyzdžiui, jūs sutinkat žmogų ir jis visą laiką laimingas, pozityvus, ar jis apsimeta, ar jis tai toks kvailas, ar jis tikrai toks laimingas. O paskui sužinom, kad, kai studijuojam, ištiriam savo visą aplinką ir žiūrim, tikrai jisai ten, turi tą rojinę lagną, aš tai pavadinau, čia pati sugalvojau dabar. O kitas visą laiką jam viskas blogai, jis visur serga, jis visur tik trūkumų ieško. Jis visą laiką arė dirba be perstojo ir tą kūną nualina ir vėlgi pasižiūri, viskas paaiškinta. Tai dabar tos lagnos, reiškia, šitas ženklas yra, tai reiškia, rojinės labiausiai stipriausiai, tai yra liūto, svarstyklių, šaulio. Čia yra labiausiai tokios pozityvios, kur net pats kūnas save gydo mintim ir pozityvų. Ir kitus gali gydyti, taip, ir kitus, nes įkvepi ir jau išgyjat su tokiais žmonėmis. Taip pat vandenio, dvynių, ir jaučio dalinai, aišku, jautis labai komfortiškas bus, bet tai irgi tom tokiom labiau rojinėm. Ir tada pragaro lagnos, bet čia tiesiog atėjom tą patirti, nereiškia, kad čia gerai ar blogai, gal kaip tik gerai patirti tą skausmą, nes paskui tu gausi labai gerą gyvenimą, arba tu iš vis pasieksi, kad ir labai aukštus pasaulius, sąmonės būsena, tai yra skorpionas, mergelė, ožiaragis, labiausiai tokie kaip pragariški, nes skorpionas visą laiką ieško minusų ir naikina save arba kitus, mergelė visą laiką kritikuoja ir visą laiką ten tyrinėja savo rodiklius, reikia, nereikia ir taip save nualina iš to proto, neramaus, ožiaragis dirba, atsakomybės nebepaneša ir vieną dieną nukrenta. Ir tada kiti, tie tokie kaip likusieji, reiškia, yra irgi ženklai, taip, tai kas čia liko dabar. Kurie čia ženklai liko, Dovilė? Dvyniai gal. Vandenis dvyniai. Jo, dvyniai buvo. Jo, tai čia šitie rojiniai. Aš tik dabar gal įterpsiu, nežinau, kodėl labai noriu apie mergelę būtent paminėti, kodėl, pavyzdžiui, kai kuriem ženklam, ar ne, yra, nes šeštas ženklas, kaip šeštas būstas yra priešai ir ligos. Ne? Mes kalbam apie kūną, labai kažkodėl noriu čia mergelę labai greitai pasakyti. Kodėl, pavyzdžiui, mergeliai negalima bėgti nuo priešų. Reikia su jais dylint, ar ne? Tiesiog akistoj būti su priešu, su ligom neišsigąsti.
Todėl, kad vėlgi, kuo labiau bus santykis su lygom ir su visais varžovais, su visais, kas pasirodo kelyje, toksai, come on, give me more, toksai, kad duok gyvenime daugiau, aš esu čia, aš su tuo susitvarkysiu, tuo geriau irgi kūnas būtent jausis. Nes, tiesiog yra, irgi karmiškai, ar ne, atsineštas toksai kūnas, ir jeigu ar valdovas būtų 6, ar ne, arba jau mergelė irgi kaip plagna, tiesiog labai yra svarbu ir skola, pavyzdžiui, ar ne, tiesiog neturėti kreditinės kortelės, neturėti skolų, reikia tiesiog, kadangi jie tokie patys perfekcionistai, skolos tiesiog vėlgi gali įtakoti kūną, ne, mokėjimas kreditinę kortelę, kadangi, mergelė nori viską suskaičiuoti, viską, kad sudėtų, sukristų į tas dėžutes. Tai irgi kūnas tiesiog gali, netgi, pavyzdžiui, jeigu yra likutis sąskaitoje, ar ne, minusas, jau gali pasireikšti labai būtent ant kūno. Arba yra kažkoks irgi priešo turi, ar ne, tai arba liga, nebijoti ligos, nes tiesiog tas pati nebaimė gali labai sutvarkyti kūną. Jo, nes čia taip, kaip būtų priešingai, visą laiką yra tie esamieji ženklai ir priešingai, kaip žuvis, lagnas žuvis, būtų kaip tik tai pabėgti iš situacijos, išeiti į stebėtoją, atsitraukti, nereaguoti, tiesiog, kai visi pykstasi, nueiti į vandenį, pamirkti arba paverkti, ne, tai visai kita pozicija, kaip kūnas atsistato. Tai liko vėžys ir žuvis, tai jie irgi, kadangi labai emociški, tai irgi yra priskiriami labiau naikinantiems save. Aišku, čia gali būti išimtis priklausomai nuo gūnų, bet mes dabar jų neaptarinėsim. Ir avinas, jisai vėlgi yra vis tik, kadangi pirmas ir stiprus labai zodiako ženklas, jis viskai yra irgi priskiriamas prie tų aukštųjų, tų tokių, kurie, reiškia, skaitos jau pozityvus, tik jam reikės būti labai aktyviam arba neišmanimo būnui, kaip sako, primušti kažką. Primuš ir jau pareis toks visas, o čia kietas, jau kūnas atsistatė, tai dėl to ir reikia sporto, ne? Tai šitas momentas ir dabar dar, aišku, mes turėsim dar kitą laidą apie protą kalbėsim, nes šiandien labai daug negalim apimti, tai dabar apie kūną irgi yra labai daug ką kalbėti, kaip sakom, šitas amžius yra nedėkingas, visi išprotėję laksto kažkur ten seminarai, tokie visoks beprotnamis, ne? O yra kas nors sėdėjo 10 metų savo ten, žiūrėjo per balkoną ir tada staiga atėjo tiesiai į savo mokymus, tiesiai į savo žinojimą, tiesiai į savo bendraminčių klubą. Kodėl taip įvyko? Pavyzdžiui, čia Mėjos paklausime apie tai, kaip tikėti savo kūnu, kaip atsirinkti žmones, kaip atsirinkti sprendimus, kaip atsirinkti, kur važiuoti, su kuo būti, su kuo nebūti, kaip kūnas tai pasako. Labą dieną. Čia toks labai jau gilus ir labai suktas klausimas iš tikrųjų. Bet visų pirma, mes turim suprasti, kad kūnas tai yra mūsų namai, mūsų to aš namai. Ir tai yra pirmasis karys fronte, kuris susiduria su aplinka, su visais trukdžiais, gerais, blogais, ir tai mes jo signalus turim reaguoti. Mūsų kūnasgi jaučia netgi orus, jo jaučia ateinančius, pradeda sąnarius sukti. Mūsų kūnas užtenka, pavyzdžiui, pasižiūrėti maisto produktą arba prie jo prieiti. Mūsų kūnas, jeigu būtume atidesni, reaguoja. Vieniems pradeda skrandžio spazmai, kitiems širdis daugiau plaka. Mūsų kūnas atpažįsta tuos dalykus, kurie jam yra nepalankus. Ir taip pat atpažįsta tuos dalykus, kurie jam yra palankus. Tada kūnas darosi lengvas, atrodo, kad auga sparnai ir norisi ten būtent eiti ten, skristi ten. Taip pat mūsų kūnas jaučia ir žmonės kitus, jaučia pagal vibracijas. Tos vibracijos, net nesakyčiau, yra aukšto žemės, aš gal sakyčiau, tai yra labai daug fizikos, chemijos, nes kiekvienas kūnas turi organus, širdį, plaučių, širdis plaka tam tikrų ritmų. Jis išspinduliuoja, tai yra tiesiog termodinamika, šiluma kažkokia. Tai mums vieni žmonės yra priimtini tiesiog, kiti ne. Ir taip pačioj pradžioj yra netgi ne kažkokios mistikos, ne kažkokie dvasiniai dalykai, o visų pirma tiesiog paprasta chemija, biologija ir fizika. Mes artėjam prie tų žmonių, kur mūsų, tarkim, kažkokios ritmai tiesiog sutampa pagal kūną, visų pirma pagal kūną. O tik po to mes derinam savo sielos, savo dvasios, ar kaip taip pavadinti, tos visus kitus kriterijus.
Bet kaip sakoma, netgi patarliai, pats sutinka pagal rūbą, išlydi pagal protą. Tai tas rūbas šiuo atveju ir yra tas kūnas mūsų. Nes mums arba jis tai priimtinas, arba ne. Ir tuo dar vienas dalykas yra, ką norėčiau pabrėžti, mūsų kūnas įsimena visas blogas emocijas, iš ko paskui gaunasi, susidaro ligos visokios, nes sakoma, kad kūnas turi atmintį, o jis iš tikrųjų turi, ir tai, ką mes patiriam blogo, nemokam atsikratyti, kūnas kaupia, kol galų galiai išvirsta į tokias, baisias ligas, ir onkologinės, ir visokias kitokias, nes mūsų kūnas tiesiog turi sankaupas, jeigu nemoka atsikratyti, jeigu protas tam nepadeda, tai kūnas tiesiog realiai nukenčia. O šiaip kūnų galima pasitikėti pirmoji vietoje labiau negu net pačiu protu, nes protas tai linkęs mus apgauti, kai kur nunulinti, kai kur pagerinti, kai kur išgąsdinti, bet kūnas jis tiesiog reaguoja taip, kaip yra. Ir mes, sakau, galim tuo kūnu pajausti ir maisto produktus, ir žmonės, ir orus, ir vietas, ir vietovės, kurias mums norisi, ir kur nesinori, kur mes jaučiamės gerai. Ir Dovilės papasakojimas apie kur kūnas mūsų pagal būstus jaučiasi gerai, man asmeniškai girdėjau, nes nebuvau to girdėjus iš tos opcijos, bet man asmeniškai labai atitiko. Man meilė ir kūryba yra tai, kur aš pailsiu. Kai būnu meilėje ir kai kuriu, tai mano kūnai, ne tik protui, bet mano kūnai yra gerai. Aš jaučiuosi gerai, aš jaučiuosi žvali, jaučiuosi pakylėta ir tuo pačiu, kai išgyvenu tokias emocijas, tai automatiškai mano ir kažkokios ligos gyja, prasme, kūnas stiprėja. Tai tikrai siūlyčiau dėmesį atkreipti, galbūt pasiklausti, susižinoti, kur ta lagna ir kur lagnos valdovas, nes tai yra tikrai be galo rimtas dalykas ir tai turėtų visi žinoti. Ir paisyti savo kūno impulsų, savo kūno pasakymų, sufleravimų, nes mes daug ilgiau, daug gražiau ir daug kokybiškiau gyventume, jeigu mes tikrai paisytume savo kūno. Jo, nes tai dabar galbūt kažkiek išryškėjo tokia tema, įsivaizduojate, jeigu dažnas šiuolaikinis žmogus 8 valandas praleidžia darbe, ne? Gerai, jeigu ten darbas tik 2-3 valandas, tai visiškai kažkuria prasme nesvarbu, kur tas tavo kūnas ten nujudėjo, tai nėra taip svarbu. Bet jeigu 8 valandas, vos ne visą savo gyvenimo dieną, nes kad tvarkai įsivalgai ir miegi, tu praleidi darbe, kuris tau netinka pagal tavo kūno poziciją, ne, tarkim. Bet jeigu tam pačiam 5. būste kūnas turi išreikšti per kūrybą, per meilę, per davimą, per šokį, per džiaugsmą, o tu dirbi darbą, kokį nors ten visą dieną skaičiuoji arba programuoji. Ta prasme, tai kūnui mirtis yra. Jeigu tik 2 valandas tai atsidūrė, ten kažkas pozicija yra, tai ok, bet jeigu tu tame 8, tai yra mirtis ir toks žmogus gali eiti per visus holistinius gydytojus, jis gali eiti kur tik nori, jis gali eiti, kaip sako, ant 3 raidžių, kas iš to, ta prasme, tai nieko nepadės, nes tu nežinai savo esminės pozicijos, ne? Taip yra. Ir kaip pavyzdžiui, kūnas grįžta, kiekvienas kūnas vis tiek grįžta namo, ar ne? Ar tai po darbo dienos, ar tai po kažkokios kelionės, bet kiekvienas kūnas, ne, šioje žemėje beveik, kiekvienas turi namus, kur grįžta namo. Ir pavyzdžiui, 4. nuo lagnos, ar ne, 4. būstas ir yra vidus. Tai irgi, žinodami savo lagną, savo būstą, kur, pavyzdžiui, jūsų kūnas galėtų pasilsėti geriausiai ir iš vidaus tarsi regeneruoti save, tai gali irgi žiūrėti 4. būstą savo lentelį, kur yra tiesiog tas kaip grįžimas namo, ne, pailsėti, kur kūnas gali irgi atsigauti. Tai lagnos valdovas būste, bet taip pat pats 4. būstas, nes 4. būstas yra būtent, kur tas kūnas mūsų sugrįž pailsėti. Tai vėlgi, aš jau minėjau, kai lagnos valdovas 4. būste, bet 4. būstas yra namai, ar ne? Tai mūsų vidiniai namai, emocijos, kaip mes jaučiamės, tai tokia ramybė ir, aišku, ir mama. Tai dabar grįžim, nežinau, prie kitos gal temos, ar ne, koks iš tikrųjų kūnui yra svarbus santykis būtent su mama, nes ir kūnas iš mamos atsirado. Ir ne veltui 4. būstas ir yra namai kūno. Jo, nes čia dar įkelsiu apačioj nuorodą, matysit mes su Dovilė, kai Dovilė buvo svečiuose Indijoje, įrašėm video apie mamą, būtent apie šitą temą, kur dabar taip pat paminės, mūsų kūnas išėjo iš mamos, konkrečios mamos kūno.
Su ta mama mes kūniškai buvom susiję 9 mėnesiai, dėl ko yra netgi tokios terapijos, kaip grįžimas į mamos įsčias, visos emocijos. Pavyzdžiui, tas buvimas mamos įsčiose, kiek jisai emocijų perima ir kiek augdami mes netgi kopijuojam mamos elgesį, netgi užaugę, kol savistaba atsiranda, kad aš esu atskiras kūnas, ne? Bet kaip ten bebūtų, žemiškam įsikūnyme, tai labai formuoja žmogų visam likusiam gyvenimui, kaip ten bebūtų, nes per mamos įsčias mes atėjom apie šitą žemę. Bet čia dabar neplėsim, tik kelsiu, kas norėsit papildomai pasižiūrėkit, ten yra ta informacija. Tai labai stipriai, manau, išryškinam tą kūno temą, kad iš dalies, aš nesu šitas kūnas, kad tai gali ir visą laiką tai, kas gali pagydyti, gali ir pakenkti. Per dažnai kartuoti, kad aš nesu šitas kūnas, jeigu tu neturi tos sąmonės, nėra sveika. Jeigu tu jau turi sąmonę, kad aš nesu šitas kūnas, bet aš veikiu šitam kūne, tada tai tinka. Bet šiaip, jeigu žmogus visiškai kūniškas ir jisai sako, aš nesu šitas kūnas, tai dar jį labiau atskiria nuo šito kūno ir išvažiuoja į beprotnamį galiausiai. Nes viena yra kartuoti. Ne, nes aš nesu šitas kūnas, tai aš suprantu, kad nesu šitas kūnas. Ta prasme, yra viena, kai tavo sąmonė jau yra labai aukšta, bet kas sakyti, kai aš nesu šitas kūnas, jeigu aš tik taip ir save ir suvokiu ir niekaip kitaip nesuvokiu, tai gali būti ir labai, tada ir gaunas, nuo ko pradėjom, galva čia, ten čia, kažkas čia, eina atskiros tavo tos dalys. Ir dar norėjau paklausti, Mėjos, ar gerai, dabar žmonės internetu bendrauja. Mes dabar visiškai čia irgi bendraujam internetu. Ir mes kalbėdamosis jaučiam vienokius ar kitokius pojūčius savo kūne. Pavyzdžiui, aš dažnai klausydama jaučiu palaimą širdį. Arba ten džiaugsmą kažkokį, o kažkam galbūt atmetimą, ne? Aišku, dažniausiai jau taip ir nebetenka galbūt su tokiais daug apsijungti, bet Mėja, ar galima pajausti per atstumą savo, tarkim dabar visiškai kas žmogui būtų naudinga, jisai nori važiuoti į kažkokius 5 renginius, stovyklas, arba turi 5 pasimatymus internetu, susitikti su 5 skirtingais vyrukais ir nežino, kurį pasirinkti ir žiūrėdama į nuotrauką, ar gali kūnas ir vienu ir kitu atveju per atstumą pajausti? Aišku, kad gali, ta prasme, ir kiekvienas žmogus turi ir intuiciją, ir tie pojūčiai, jeigu, tarkim, esant šalia žmogaus, gal tie pojūčiai daugiau tokie cheminiai, biologiniai sudalyvauja, tai esant per internetinį atstumą, mes girdim balsą, vis tiek vienas pojūtis išlieka, mes girdim tankį dažnį to balso, mes matom irgi vaizdas, tas mums pereina per sąmonę, nes kadangi kūnas jis vis tiek nėra atskiras, mes susijęs su mintimis, su protu, su kitais dalykais, mes filtruojame ir viskas taip pas mus, netgi per internetą mes jaučiam žmogui simpatiją ir antipatiją. Mes jo neliečiam, bet mes mūsų supratimu, mūsų kitais lokatoriais viskas patalpinama į kūną, o kūnas tada reaguoja. Ar ten ta širdelė suplaka, ar ten kažkoks ten noras tą žmogų pamatyti yra, ar su juo būti, ar su juo kalbėtis, nes pereina gal per kitus kanalus negu tokius tiesioginius, kai šalia būnant, bet vis tiek kūnas vis tiek tai sugaudo, sudeda į kažkokias lentynėlės ir padaro tokį bendrą vaizdą, kad šito žmogaus aš noriu, o šito aš nenoriu. Ir tai praktiškai atsitinka per porą sekundžių. Paskui jau tik tai protas ten kažką prideda, nuima, uždeda, bet iš tikrųjų mes pamatę ir su žmogum bendraudami, mes iškart nusprendžiam, čia jis tai mūsiškis ar ne mūsiškis. Ir po to tik tai jau tuos mūsiškius mes jau vėl dar ten parceliuojam, skirstom, ar ten labai artimas, ar labai norisi su juo bendrauti, draugauti, būti mylėta, pas į stovyklą važiuoti ar ne. Bet iš pradžių mes tiesiog į kairę ir į dešinę juos atribojam, vienus iš vis išmetam už borto kaip ne mūsų, o su kitais, bet viską jaučiam per kūną. Nes jauti su vienais žmogais yra įtampa tiesiog, įtampa kažkas nemalonaus, kažkas atrodo, tas žmogus ir protingas, ir neblogas, ir viskas, bet įtampa, jo žodžiai nepatinka, balsas nepatinka, jo išvaizda nepatinka. Ir kūnas kažkaip sustingsta, tiesiog tavo pačios kūnas sustingsta, būnant šalia to žmogaus nebesigyvas. O jeigu žmogus tave įtakoja taip, kad tu tiesiog norisi kažką daryti, kažką veikti, kalbėti, projektuoti, kurti, tai arba šiaip šilumą užlieja, tai tada ir gaunasi visos draugystės. Matot, kokią dabar kažkas, kas klausėt video, išgirdot naują fiziką, chemiją. Aš asmeniškai nežinau, kaip jūs likęs pasaulis erdvėlaivių buveiniais ir nebuveiniais, kaip čia pavadinti, nes man Mėja, ką pasakė, toj pasakysiu apie erdvėlaivį. Bet čia ir yra fizika ir chemija, kuri yra naudinga gyvenime. Kokia prasmė žinoti ten kažkokias tai formulės ir tas lygtis ten spręsti kažkokias bepročių kažkokias. O čia yra, kaip išryškinam kitus mokslus, gamtos mokslai ten,
ir reiškia ir visi kiti mokslai. Taip, čia yra fizikos mokslas, ką Mėja apibūdino, jinai yra kūno fizikos, nu vis tiek galim pavadinti kažkokio lygio ekspertų, nes manau, kad patiria per tai savo gyvenimą. O yra tikrai, kas klausys šitą video ir pirmą kartą girdės ir tikrai bus antakį pakelti, kas čia per nonsensas, nes nežino, kad jų kūnas tai yra fizikas sudarytas iš tų elementų, o ne? Eteris tai kitas elementas, bet iš žemiškų elementų ir veikia visiškai per fiziką. Ir kas tyria šitą, mes su Mėja gal taip ir apsijungiam, Dovilė irgi dabar nagrinėja kūną, bet 100% visada pasitvirtina, ką Mėja pasakė. Jau žiūrėdamas per atstumą, tu vienam pajauti tokį širdies artumą, kitam pajauti tokį linksmumą. Yra toks video, kur aš kartais 1 sekundę įsijungiu ir taip noriu žvengti ir nieko visiškai nenorėčiau niekada gyvenime sutikti, bet iš karto juoką sukelia. Tai vėlgi kita emocija. O yra, kurios tu pamatai ir iš karto širdis gyvai gali, arba išmeta tiesiog, jokių būdų nebendrauk. Ir toks aukštesnysis balsas sako, jokių būdų nebendrauk. Kai bando sakyti, kad čia reikia susitikti, kas atmeta, tai ne. Pats kūnas pasako ne. Ir kodėl tai yra ne tavo vertybės. Tai yra tiesiog, tai šitas žmogus nėra blogas. Tu nesi geras. Tai yra tiesiog vertybės iš čia yra skirtingos ir jūs nederėsit. Čia ne tik su vyrais, bet su draugais, su bendraminčiais, su visko. Dovilė dar norėjo kažką pasakyti. Prisiminiau tokią praktiką, iš tikrųjų, yra toks teta gydymas ir ten mes dažnai naudojam švytuoklę. Pavyzdžiui, kūnas kaip švytuoklė, tai irgi, ką Mėja kalbėjo, iš tikrųjų, galima ir pasitikrinti kartais, nes užsimerkus. Ir žinoma, pavyzdžiui, net pasiminti ant savo kūno, ar ne, ir kūną naudoti būtent kaip švytuoklę, tai tiesiog atsistojus ir tam pasakyti, mano vardas Dovilė, užsimerkus. Ir tiesiog jausti kūną ir pasijungti tą savo švytuoklę, nes kai tiesą sakai, kūnas leidžiasi į priekį. Jeigu aš sakyčiau, aš esu dabar Lietuvoje ir kūnas automatiškai netiesa meta atgal. Tai pavyzdžiui, irgi galim užduoti klausimą apie save, ne, apie kitą, apie kažką. Bet pasitikrinti visą laiką iš pradžio, ar ta mūsų švytuoklė visų pirma dirba. Ar ne? Tai pasakyti keletą teiginių, tiesiog vienų teisingų, kitų neteisingų, nes ne šiais laikais kūnai yra tokie kartais disbalansė, kad tiesiog ta švytuoklė nebūtinai veikia. Taip pat, kas liečia mokslą, man neseniai teko konferencijoje čia tokioje dalyvauti, kur neuromokslininkė iš tikrųjų pasidalino naujausių skaičium būtent kūno pojūčių. Kiek dabar neuromokslas jau priskaito kūno pojūčių. Nes mes tai kažkaip labai linkę irgi tą patį kūną supaprastinti iki 5 pojūčių. Ir tas jau 6 jausmas, tai čia jau kažkoks yra neaiškus. Bet iš tikrųjų mokslas jau pripažįsta 34 kūno pojūčius, kurie dabar yra tiesiog pripažįstami mokslo. Ir kiek jų dar bus, ar ne? Ir kokie jie yra įvardinimi, nes jų yra be galo daug. Ta prasme, kūnas jaučia labai daug. Tiesiog, nežinau, iš kur tas oficialus 5 pojūčių buvo atsiradęs irgi toksai nusistatymas, kuris realiai irgi galvoje net gali limituoti tą mūsų kūną, bet pojūčių dabar jau yra mokslo pripažinta, ar ne, 34, o kiek jų dar neištirtų ir kiek bus dar ateityje, tai... Jo, nes ir čakros tos pačios, tai irgi yra 7 pagrindinės, o kiek dar jų yra smulkesnių ir taip toliau, tai čia tiesiog tokie kaip pagrindiniai gal kažkokie dalykai, nes mes kartais kas čia tyrinėja tą kūną, gali iš karto jau žino, ką tai reiškia kūne. Pavyzdžiui, jau klausot, ir žinot, mano kūnas tai pasakė, aš jau žinau, aš jau patyriau panašią būseną, bet yra būsenų, kurių mes nesuprantam dar apie savo kūną, nes tai yra naujas kažkoks neatpažintas objektas, naujas žmogus ir iki galo tarsi neina suprasti, kas tai yra. Nes aš neturiu nei žinių čia, nei buvau to sutikęs, nei buvau to išgirdęs, tai čia galim sulyginti su transcendencija, pavyzdžiui, kai girdim transcendentinės žinias, nes tai niekaip nėra patirta, nei viena mano samskarai, nei vienos subtilios kūno sandarai, tai nebuvo girdėta, įdėkta ir mano kūnas neturi apie tai informacijos ir protas taip pat, tai jisai nežino, kaip reaguoti, tai kas naujo. Jo. Ir kaip įvardinti, nes mums labai yra svarbus tas įvardymas, ar ne? Bet realiai, sugrįžti prie to, ką Mėja sakė, ar ne? Kartais protas, gal dar net mokslas nesugalvoja to įvardymo tavo kūnui. Tiesiog, bet jau kūnas jaučia, nes kūnas, ar ne, jaučia vis tiek iš pradžių. Gal pavadinimo tiesiog dar nėra. Ja.
Ir tarp kitko dar norėjau pridėti, yra irgi tyrimais nustatyta, kad, pavyzdžiui, žmonės po trauminio streso arba vaikai, kurie vaikystėje patyrė kažkokį smurtą, kažkokius blogus dalykus, jie nejaučia kai kurių savo kūno dalių. Bet kai kurių, jie tiesiog pas juos yra apmirę, tai būtent kūno pojūčiai, kaip nebūtų keista nuo tokių baisių išgyvenimų. Ir, pavyzdžiui, paaugliuose yra toks būdingas dalykas, pavyzdžiui, pjaustosi rankas, girdėjote esat, kad ten, yra tokių, kur kažkodėl pjaustosi savo riešus, rankas, ir tai pasirodo nėra, kad tas vaikas, paauglys norėtų nusižudyti, jis tai daro dėl to, kad pajustų kūną. Per skausmą, pavyzdžiui, susikeldamas tos skausmais, tai tada galėtų nueiti savo emocijas, į liūdesį, į kažkokį išgyvenimą, į baimę. Tai imasi netgi, paauglys jis nesąmoningas, jis nežino ten kitų terapijų, bet imasi tokio dalyko, kaip savęs prabudinimo, atbudinimo per kūno pojūčius, per skausmą, per tai, kad jisai jau pradėtų jausti. Tai yra, pakankamai sako apie tai, kad kūnas be galo. Labai įdomu, nes man iš karto, nes dabar ir užbaigsim, bet ką Dovilė pasakė, kad mokslas ištyrė tą, mokslas ištyrė aną, tai toks net juokas paėmė, galvoju, netgi mokslas turės grįžti širdį. Netgi mokslas turės grįžti širdį, nes jis ten bando tirti, įrodinėti kažką, iš proto, jie tyrinėja ir jie vis tiek irgi turės sugrįžti širdį. Lygiai taip pat Mėjos pasakymas, kad pjaustos rankas, tai kiek žmonių pasaulyje linkę save skaudinti. Gimsta ir jau bėga tik susirasti skausmą, kas įskaudintų jo širdį, kad jis patirtų širdį, nes jo širdis tai mirusi. Mirusi, ne? Gerai, tipo nemirusi, tipo plaka, bet jinai realiai yra mirusi. Nes nemirusi širdis. Kas yra nemirusi širdis, tai yra, tas yra pratimas, iš tikrųjų statistika sako, čia mano patirtis, kiek su žmonėm esam šitą darę, tik tai 10-20% turi tą jausmą, bet kas aš esu ir kur aš esu. Savo kūne, aš esu čia, besiplenčiantis, palaimingas ir visą žinantis. Aš atmanas, siela. Ir tai yra čia toks plečiasi tiesiog palaimos, būties žinojimos ir nieko nėra tame, nei proto, nei nieko, tiesiog palaiminga būsena. Tai yra ta palaiminga širdis, ne? O širdis, kuri nori save pjaustyti, skaudinti, megzti kažkokius tai romanus ir kad pajaustų savo tą širdį, tai yra giluminis skausmas, per kurį galbūt kažkada atves iki palaimos būsenos, ne? Bet taip viską ir susijęm. Vis tiek čia yra visako centras ir kūnas, jis yra taip ir vis tiek centras yra čia. Tai kai kažką bandom pajausti savo kūnų, jeigu ten kūnas gal virpa ar kažką, bet jeigu kažkur suspurdės ta tokia giluminė širdis ir protas praras savo kontrolę, nebėra proto, aš nežinau kodėl, aš tiesiog lekiu, nes čia džiaugsmą pajaučiau, palaimą kažko. Tai yra kažkas tai, ko protas nežino, ne? Ir tas, kur vertėtų paklausyti ir tikrai tą padaryti, ne? Bent pabandyti. Ne iš proto pagyventi. Jo, bent pabandyti. Porą tokių įvykių sau leisti, kurių vestų širdį, ta prasme kūnas per širdį. Ir tada rezultatai vertinti. Patirtis ne iš čia? Iš čia, iš kūno. Patirtis iš čia? Tai tai ačiū merginos ir tada kitą kartą susitiksim, nes kitą kartą kalbėsim apie protą. Vis tik, kaip jau išreiškė, mintė, ne? Kūnas yra svarbiau, čia Dovilė taip, kaip sakė, nes protas jisai vis tiek turi, jis, kaip sako, per protą veikia maja, šito pasaulio maja, iliuzija ir jinai vis tiek bandys visais būdais apgauti ir čia, kad aš niekada neklysiu, remdamasis iš proto yra neįmanoma. Iš tikrųjų, neįmanoma, tu vis tiek kažkur suklysi, nes tai yra maja, taip veikia ir jinai stipresnė už mus yra. Bet kad čia remdamasis to palaimingu žinoma, nesuklysi. Ir du kūnai, pavyzdžiui, nes irgi dabar galit, jeigu susižiūrėsit, ar ne kažkas, kad atrodo ir aš, ir mano draugės irgi, ar valdovas tam pačiam būste, ar net atitinka ten ir ženklas ir viskas, o kodėl mes taip skirtingai reaguojam, ar ne? Tai kitą temą ir apie tavo vidinį balsą, kas nusprendžia, kiek tas kūnas mums reiškia, ar ne? Protas. Jo, labai būtent, nes gali būti ir vienoda padėtis ir viskas, o vis tiek skirtingai. Nes mes čia tai skirtingai turim visai skirtingai augom šeimuose, skirtingus vyrus, žmonas turim, skirtingoje aplinkoje, ar tu gamtoje sėdi, ar tu sėdi prie Seimo bokšto. Ir kūnas galbūt ir vienodai ir jaučia, ar ne? Be kūnai yra, kur tikrai vienodai jaučia. Bet
nu, žmonės vis tiek tas pačias situacijas su tais savo kūnais Vertina, patiria taip. skirtingai. Ir Ir reikšmę vertina, kokią suteikia. nes protas dar linkęs vertinti, ką jisai va, turi blogiausia, tai tiesiog dėlioti, vertinti, pliusą, minusą. Nes kūnas patiria tiesiogiai be vertinimo jokio, jisai patiria tiesiog, o protas jau įsigimasi tam tikrų machinacijų. Taip, tai va, tai ačiū ir tada, reiškia, susitiksim kitoj. Einam lepint savo kūnus. Jo, dabar turi visi, kas paklausė, užduoti ir tikrai turit ką veikti, patirkite per savo kūną šitam gyvenime naują patirtį, ko mūsų nemokė mokyklai, kad tai yra tikroji fizika. Hare Krishna.